Labas vakaras. Kviečiame žiūrėti informacinę laidą trumpai bei išgirsti svarbiausias savaitės naujienas. Šiuo metu Palangos vaikų reabilitacijos centre Gintaras gydomo 15-mečio šiauliečio Nerijaus Bagvilos atvejais tapo kone medicininė sensacija. Pacientą vos prieš mėnesį net 2 kartus buvo ištikusi klinikinė mirtis. Vaikinui buvo įtartas gripas, o po pusės paros jį ištiko koma. Nerijų iš mirties gniaužtų ištraukę kauniečiai medikai pažymėjo, jog tai labai retas reiškinys ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinėje praktikoje. Neįtikėtina, jog žmogus ištiktas žaibiškai progresuojančio sepsio išgyventų. Paaugliui per kelias valandas galvoje ir kitose kūno vietose susidarė hematomos. Beje, neįprasta ne tik šio 15-mečio ligos, bet ir gyvenimo istorija. Berniuką užaugino močiutė, kuri ir yra oficiali vaiko globėja, nes Nerijaus tėvams, vos tik jam gimus, buvo atimtos tėvystės ir motinystės teisės. Nerijus Bagvila vaikų reabilitacijos centre Gintaras bus gydomas iki rytojaus. Dabar jis jau visiškai sveikas, nes buvo taikytos įvairios procedūros gerinančios kraujotaką ir kvėpavimą. Tačiau iki šiol neaišku, ar jaunuoliui 2 kartus patyrusiam klinikinę mirtį nepasireikš įvairūs liekamieji reiškiniai. Praėjusį penktadienį įvyko oficialus nuotolinio mokymo klasės, kurį įsikūrusi viešosios bibliotekos patalpose atidarymas. Nuotolinio mokymo programams Žemaitijos regione diegti iš Fario struktūrinių fondų buvo skirta net 1 200 000 eurų. Už 400 000 eurų nupirkta visa reikalinga programinė įranga, o kitos lėšos bus panaudotos pačioms programams taikyti bei žmonėms, dirbantiems su besimokančiais, apmokyti. Nuotolinėje mokymo klasėje ketinama suteikti galimybę žmonėms mokytis ar gilinti užsienio kalbos žinias, taip pat stengiamasi atsižvelgti visų pageidavimus ir siūlyti pačias įvairiausias programas. Bus galima mokytis kompiuterinio raštingumo, buhalterinės apskaitos, raštvedybos, vadybos, verslo administravimo, įmonių finansinės analizės bei marketingo. Iš viso rengiama apie 20 skirtingų programų, kurios iš mokymo centro pasieks net 17 nuotolinio mokymo klasių visame regione. Bendradarbiauti su nuotolinio mokymo klasės specialistai žadėjo darbo biržos direktorė Rita Kivitaitė bei akcinės bendrovės Mažeikių nafta vyresnysis inžinierius programuotojas Aleksandras Žukauskas. Pamažu aiškėja Palangos simbolių laikyto kurhauzo padegimo aplinkybės. Įvykį tyriantis Klaipėdos apygardos prokuratūros darbuotojai nustatė ir sulaikė įtariamąjį, kuris galėjo prisidėti prie šį pastatą suniokusiojo gaisro sukėlimo. Tačiau kol kas teisėsaugininkai sulaikytojo nekomentuoja ir neatskleidžia jo asmenybės. Žinoma tik tiek, kad šis vidutinio amžiaus vyriškis yra ne Palangos miesto gyventojas. Tikimasi, kad artimiausiu metu paaiškės, ar jis pastatą padegė netyčia, ar vykdė kieno nors užsakymą. Jei pasitvirtins pastaroji versija, neatmetama galimybė, kad greitai bus nustatytas asmuo, kuris galėjo užsakyti kurhauzo padegimą. Pačiame Palangos centre stovėjęs kurhauzas supleškėjo praėjusių metų rugpjūčio 25 dieną. Po gaisro dėl tyčinio turto sunaikinimo ir sužalojimo Palangos miesto policijos komisariate buvo iškelta baudžiamoji byla. Rugsėjo 5-ąją ją tirti perėmė Klaipėdos apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus pareigūnai. Naktį iš pirmadienio į antradienį Palangoje liepsnojo 4 automobiliai. Apie 3 valandą 40 minučių kurorto ugniagesiai iškviesti į Kretingos gatvės 35 numeriu pažymėto namo kiemą. Čia degė 4 vienas šalia kito stovėjo automobiliai. 1989 metais pagamintas Renault 19 bei 1980 metų laidos Volkswagen Passat supleškėjo visiškai. 216 ir 20 metų senumo Audi 80 tik apgadinti. Spėjama, kad gaisro priežastis tyčinis padegimas. Šio fakto nei paneigė, nei patvirtino Palangos kriminalinės policijos komisaras inspektorius Andrius Grigaitis, tvirtinęs, jog šiuo metu atliekama ekspertizė. Beje, tą pačią naktį Klaipėdoje, taip pat Kretingos gatvėje liepsnojo 3 automobiliai. Grigaičio pasiteiravus, ar abiejose miestuose Kretingos gatvėse liepsnojo automobiliai tik sutapimas, pareigūnas nieko konkretaus pasakyti negalėjo. Jo teigimu, kol kas neatmetama nei viena versija bei tyriama, kiek tai susiję. Antradienį centrinėje miesto aikštėje šurmuliavę kaukėti personažai, žydeliai, išsipušusios čigonės, velniai ir baubai su kanapiniu bei lašininiu priešakyje vijo žiemą iš Palangos. Laik pradėti rinkti jau savo talkininkus ir trauksimės to į tą virvę pavasarinę.
Antradienį Palangoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo švenčiamos užgavėnės. Miestelėnai rinkosi miesto aikštėje ir linksmi geros nuotaikos vijo žiemą iš savo kiemo. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo skambėjo iš susirinkusių lūpų ir suliepsnojus užgavėnių laužui bei sudegus moriai žiemai Palangoje tikrai nebeliko vietos. Puikiai organizuotame renginyje palangiškiai ir miesto svečiai ne tik buvo pamaloninti dainomis ir šokiais, bet aišku ir užgavėnių blynais, kurie buvo kepami čia pat ir gardus jų kvapas kuteno susirinkusiųjų nosis. Kągi, žiema Palangą jau paliko, tad pasitikime pavasarį su kuo geriausiomis nuotaikomis. Miesto bendruomenė praėjusį penktadienį rinkosi į Vainiūno muzikos mokykloje vakarą koncertą Širdies prisilietimai, skirtą šviesaus atminimo mokytojui Vytautui Strikui. Vasario 28 dieną Palangos miesto Stasio Vainiūno muzikos mokyklos salėje vyko koncertas Širdies prisiminimai, skirtas šios mokyklos įkūrėjui, direktoriui, šviesios atminties smuiko mokytojui, žymiam kultūros veikėjui, Lietuvos muzikos mokyklų direktorių tarybos pirmininkui bei styginių instrumentų orkestro seniūnui Vytautui Strikui atminti. Koncerte dalyvavo buvę Vytauto Striko mokiniai, vokalinis ansamblis Kapela Atgaja bei jaunųjų smuikininkų ansambliai. Šiuo renginiu taipogi buvo pažymėtas garbingas 70 metų Vytauto Striko našlės Konstancijos Strikienės jubiliejus. Ja pasveikinti susirinko ne tik mokyklos mokytojai ir mokiniai, bet ir Palangos miestui nusipelnę bei žinomi žmonės. Kitą savaitę, minint nepriklausomybės atkūrimo dieną, nebebus 2 išeiginių, kaip tikėtasi. Pagal ankstesnę tvarką vyriausybės nutarimų darbo dienas perkelus į šeštadienį, ilsėtis ir švęsti buvo galima kur kas ilgiau. Nuo sausio 1 dienos įsigaliojusiame naujojo darbo kodekso redakcijoje pažymėta, jog draudžiama kilnoti darbo dienas į šeštadienius ir taip pailginti poilsių laikotarpį per šventes. Tai galima padaryti remiantis įstatymu, kurį patvirtina Seimas. Kurorte jau paskelbta gripo epidemija. Pirmieji susirgimai gripu užregistruoti dar vasario 10-16 dienomis. Kovo 3 sergamumas sudarė 124 žmonės, tenkantis 10 000 gyventojų, bei pasiekė epidemijos lygį. Per praėjusią savaitę užregistruoti 150 gripo atvejų, 70% visų pacientų vaikai iki 15 metų amžiaus. Gripo epidemija taip pat paskelbta Klaipėdos mieste bei jos rajone, Kretingos ir Marijampolės rajonuose. Manoma, jog artimiausiomis savaitėmis ji gali apimti ir kitus Lietuvos miestus bei rajonus. Jei dar nesugalvojote, kaip atšvęsti moters dieną, tai šeštadienį kviečiame apsilankyti muzikos klube Anapilis. Čia 8 val. Vakare jūs linksmins Šapro šou. Šį kartą tiek. Tikimės, kad ir toliau liksite su mūsų kanalu. Susitiksime kitą penktadienį. Gero ir malonaus savaitgalio.